Nu tai aš siūlau, pradedam dirbti po trupučiuką, jeigu dar prisijungs kolegos, tai prisijungs. Aš gal, kol laukiam dar kolegų, tai tokį noriu kaip ir įžanginį žodį pasakyti. Tai jeigu galima, tada taip ir darau. Tai pirmiausia, norėčiau priminti, kad komisijos tikslas pagal mūsų, reiškia, patvirtintus nuostatus taryboje, pagal kompetenciją koordinuoti Elektrėnų savivaldybės, jos įstaigų ir vykdomų įmonių politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetinės prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemonės didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą. Komisijos uždaviniai kontroliuoti, kad savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose būtų vykdomi korupciją prevenciją reglamentuojantis teisės aktų reikalavimai, teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos savivaldybės valdomos įmonėms, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėjai yra savivaldybė ir kurios įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja, disponuoja jo pasitikėjimo teisę. Teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai. Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės administracijos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savivaldininkė yra savivaldybė ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja merą, savivaldybės tarybą ir kompetitingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamo viešųjų pirkimų informacija. Gal papildomai norėčiau vis dėlto pasakyti, atsižvelgiant į tai, kad jau turiu tam tikras refleksijas iš mūsų darbo, kad ne visiems ir mūsų teisėta ir svarbi veikla yra priimtina. Galbūt, kadangi mes kaip komisijos kartais nagrinėjame klausimus, kurie yra aštresni ir, kaip pasakius, kartais gal gauname ir tam tikrų pasisakymų iš aplinkos, kad gal kažkokiu, pavadinkim taip, dirbame neteisėtai ar neteisingai, tai noriu pasakyti, kad mes dirbame vadovaudamiesi savo nuostatais, kurie yra patvirtinti tarybos ir jokių neteisėtų veiklų neatliekame. Todėl manau, kad mes taip ir toliau turėtume dirbti. Ir nors jau kaip ir komisijos pirmininkas esu net gavęs grasinimų, bet manau, kad primenu komisijos nariams, kad mūsų teisėta veikla turi vadovautis nuostatais ir turim įvertinti kiekvieno nagrinėjimo klausimo specifiką, teisės aktus reikalavimus ir dėl duomenų apsaugos ir dėl kitos apsaugos informacijos. Ir dar primenu mūsų komisijos nariams, kad mūsų susirašinėjimas ir pateikiami dokumentai yra riboto naudojimo, kartais būna konfidencialūs, skirti komisijos nariam. Todėl komisija sprendžia, kaip ir ką su jais daryti, o vidinį susirašinėjimą platinti nėra pas mus nuostatose tokių nurodymų. Tai taip, kad atitinkamai siūlyčiau visiems vadovautis mūsų nuostatais ir gerąją, sakysim, praktiką. Tai va, ir kadangi matau jau prisijungė ir Edvardas, tai praktiškai mūsų komisijos trūksta tik tai Zagorskio, kaip aš matau. Tai mano manymu yra Ispanijoje šiuo momentu, jis atostogose. Supratau. Na tai gerai, tai tada siūlyčiau pradėti komisijos darbą. Posėdžiui buvau pateikęs 3 klausimus darbotvarkės. Pirmas klausimas dėl BNR Rally Elektrėnai 2004 finansavimo ir valstybės tarnautojų dalyvavimo organizuojant renginį. Antras klausimas dienotvarkės dėl Elektrėnų savivaldybės viešuosios bibliotekos patalpų naudojimo organizuojant viešuosius renginius, organizuojamus pačios bibliotekos, privačių ir juridinių asmenų. Ir trečias klausimas dėl UAB Elektrėnų komunalinis ūkis, daugiabučių namų renovavimo proceso ir darbų kontrolės. Tai ar pritariam tokiai darbotvarkiai? Prieštaravimų nematau, tai darbotvarkė tada pritarta. Ir tada pirmų klausimų aš gal pradėsiu nuo to, kad ir pats esu tikrai automobilių sporto fanas ir pats esu važiavęs su
ne vienų ralio čempionų automobilyje per žvyrkelius ir tikrai labai palaikau šitą sporto rūšį. Tačiau vis dėlto manau, kad tvarkant viešuosius finansus reikia šiek tiek didesnio dėmesio tiek procedūrom, tiek tom procedūrom, kurias mes patys esam to labiau pasitvirtinę kaip taryba. Ir atitinkamai norime draugiškai panagrinėti, ar kokią mes situaciją turim. Tai dėkui Jekaterinai Galičenko ir Oksanai Selicieniai, kurios operatyviai pateikė informaciją. Jekaterina Galičenko atsiprašė, nes jinai sirgdama šiandien yra darbe, bet aprašė, jeigu galima be jos dirbti. Ačiū Dovydai, kuris prisijungė prie mūsų komisijos darbo. Ir iš pateiktos medžiagos, kuri buvo išplatinta ir komisijos, nariam, aš matau du aspektus, kuriuos reiktų panagrinėti. Ir čia prašysime, ko gero, kai kurių aspektų pakomentuoti galbūt ir Dovydą, kadangi jis buvo vienas iš centrinių organizatorių šito renginio. Tai pirmiausia, ką aš matau iš pateiktos medžiagos, kad mes turėtume žiūrėti apie tai, kaip vyksta mūsų viešieji pirkimai surišti su šitais renginiais. Tai čia šitoj vietoj yra vietų, kur mes jau nagrinėjome ir prieš tai apie tas mažos vertės sutartis ir panašiai. Tai manau, kad kaip komisija mes galbūt galėtume kitą kartą atskirai dar nagrinėti tuos viešuosius pirkimus, bet kadangi tai yra labai specifika surišta su tam tikrais teisės aktais ir viską, tai mano siūlymas dėl viešųjų pirkimų geriau padaryti tokį siūlymą mūsų savivaldybės kontrolieriui, kad jisai į kitų metų planą įsitrauktų vis dėlto pasitikrinimą, kaip per mūsų seniūnijas yra vykdomi viešieji pirkimai, ypač mažos vertės, tai yra, kur eina žodinis susitarimas, ir paanalizuotų šiek tiek detaliau, ar yra kažkokių tai papildomų poreikių, kaip mes šitą procesą galėtume pagerinti, pavadinkim taip. Tai nežinau, iš komisijos narių, kurie matė ten tą suvestinę ir visą informaciją galėjo paanalizuoti, ar pritartumėt tokiam komisijos protokoliniam sprendimui, kad siūlyti, reiškia, mūsų kontrolės vadovui Egidijui Šimkūnui įsitraukti į kitų metų planą, tokį patikrinimą. Negirdžiu prieštaravimų, tai pritarėt tokiam? Pritarėm. Gerai, tai tada su viešaisiais pirkimais aš siūlau tiek ir pasižiūrėti. Dabar dar vienas aspektas, kuris mane neramina, tai yra tai, kad pagal visą informaciją, kurią mes valdome, ralis buvo vadintas, reiškia, pasitikslinsiu, Berner rally. Jo, Berner rally Elektrėnai 2024. Tai Berner, kaip aš suprantu, yra ralio rėmėjas, bet pagal tą pateiktą informaciją, tai pagrindinis ralio rėmėjas yra Elektrėnų savivaldybė, o dar be Elektrėnų savivaldybės, ačiū mūsų vietiniam rėmėjam, kurie ne pirmi metai, ne pirmą renginį rengia, tai yra ir UAB Plastiksė, UAB Būsto pasaulis, UAB Perkūnkiemis, UAB Gelmesta, kaimynai iš UAB Kauno keliai ir UAB Trainex. Tai šitie rėmėjai yra įvardinti ir jie tikrai parėmė ralį. Tačiau Berner kaip toks rėmėjas pas mus savivaldybėje neegzistuoja. Kaip mes šiandien šnekėjome, jis kaip ir rėmė matyt ralio organizatorius. Ralio organizatoriai yra pateikę paraišką pagal mūsų nustatytą formą ir pagal tarybos patvirtintą renginių organizavimo aprašą. Tačiau čia kyla galbūt toks klausimas, kad
Kaip tas renginys yra organizuojamas ir kaip aprašo mūsų, reiškia, tvarka, šiek tiek skiriasi, nes aš paskaitysiu visiems, reiškia, vieną ištrauką sąvokos. Komercinis renginys. Renginys, kurio metu įėjimas į renginį yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos. Tai yra renginys. Organizatoriams duoda pajamų, reklama, prekių ar paslaugų pardavimas, renginio metu filmų, vaizdo klipų filmavimas ir kiti panašaus pobūdžio renginiai. Tai aš suprantu, kad šita tvarka galbūt buvo patvirtinta 16 metais ir čia yra interpretavimo klausimas, kaip mes interpretuojame. Tačiau šiandieną atrodo taip, kad savivaldybė šitam renginiui, kaip, pavadinkim, nežinau, kaip labdarą ar kaip ką, kaip organizavimui, išleido 20 000, beveik 1 000. Tai iš tikrųjų dar ne visos išlaidos, ko gero, čia yra, nes kaip mes žinom puikiai, kad po ralio vykusius kelių atstatymo darbus taip pat vykdė Elektrėnų savivaldybė, tik tai, kad jie buvo suplanuoti pagal kitas sutartis ir juos mes čia neįskaičiuojam, bet realiai mums šitas renginys buvo pakankamai nemažai pinigų sunaudojamas. O ralio organizatoriai, iš principo, aš suprantu, kad labai gerai, kai toks ralis yra organizuojamas, bet tada gal jis turėtų ir vadintis vien tik Elektrėnai. Tai čia diskusija, mes šitoj vietoj, nežinau, kolegų noriu paklausti, ar matom kažkokias rizikas, nes vis dėlto mes neturim aiškaus teisinio reglamentavimo šitoj vietoj. Ralis vyksta, tai kam iš šitą? Kęstutis nori. Kęstuti, prašau. Aišku, smagu, kada yra įvardinama, bet aš pats skaitau vieną iš dokumentų, tai parašyta, kad ralis vadinasi Berner rali Elektrėnai 2024. Tai kaip ir yra minimas, nėra nei Trakų, nei Kaišiadorių kažkodėl, nors ir jie dalyvavo šitam renginį, kiek aš žinau. Tai reikėtų gal ateičiai esam pagrindiniai vieni iš rėmėjų. Nėra blogai, kad paminėtas, nes kurios, jeigu svariai prisideda prie renginio organizuojant, nėra paprasta aukot, kaip sako, čia auka pinigų. Tai aš, taip kaip sako, čia 50/50 matau dalyvavimą mūsų savivaldybės vardo paminėjimo. Tai tiek. Edvardai, prašau. Ar girdite? Girdime. Viskas tvarkoja. Žiūrėkit, tai dėl to pačio vardo paminėjimo, tai aš nežinau, ar čia verta keltą klausimą, nes mes turim tokių klausimų ir daugiau. Pavyzdžiui, pernai AirVel Energija, Elektrėnų ledo ritulio klubas irgi žaidė su firmos pavadinimu. Realiai ten firma rėmė gal 10 000 tą klubą, ar ten 20 000, o savivaldybė 100 000, reiškia, parėmė. Tai ten turėjo būti Elektrėnų energijos klubas ir viskas, be jokių AirVel iš tikrųjų. Bet aš manau, kad tiem varžybų organizatoriam ir komandų vadovam, komandų menedžeriams ta parama iš verslo jinai yra svarbi. Ir jeigu yra pagrindinis rėmėjas to ralio, tai viskas tvarkoja, tegul tą pavadinimą užsidedat, nes ten yra ir etapai atskiri tam Berner, reiškia, skirti. Tai aš manau, kad viskas tvarkoja yra. Aišku, čia galbūt Dovydas galėtų to biudžeto pasakyti, kokias buvo ralio biudžetas, bet jis tikrai yra 100 000. Ten iš rėmėjų jie turi daug susirinkti, nes ralio organizavimas yra brangus iš tikrųjų. Bet mane iš tikrųjų labiau domina, žinot, mūsų seniūnijų ataskaitos ir Beižionių, ir Ketaviškių, ir Pastrėvio, kur jos parašė, kad joms nekainavo visiškai ralio organizavimas. Tai aš, žinokit, turiu neoficialią informaciją iš Žmarių apylinkės seniūnijos, nes ralis vyko ir Kaišiadorių pusėje, kad jiem kelių atstatymas kainavo apie 3 000 eurų. Tai pagal nutylėjimą, aš nežinau, kokio ten ilgio tai buvo etapai mūsų seniūnijose, bet, sakysim, 3 seniūnijos po 3 000 arba po 3-4 000, tai dar prie tos amatos mažiausiai 12 000 yra turbūt kelių atstatymų. Aišku, galima sakyti, kad tie keliai buvo, juos ir taip reikėjo remontuoti,
bet tikėtina, kad jeigu ralio nebūtų, jų nereikėtų ten remontuoti, žiūrėti, lyginti ir realiai tos pinigus būtų galima išleisti kitoje vietoje. Bet tai vėlgi, jeigu tai yra suma 10 000 kelių atstatymui, aš tikrai nemanau, kad tai yra problema, nes iš tikrųjų renginys geras, jisai garsina Elektrėnų vardą ir tas ralis, 10 metų vyksta Elektrėnuose, iš tikrųjų savivaldybė gali tokia lėšų suma prisidėti prie ralio organizavimo. Tai tokia mano nuomonė. Ačiū Edvardui ir tada Sigitas, o paskui dar paprašysim Dovydo, gal, kadangi jis buvo paminėtas, gal pasisakys šitų klausimų. Aš labai trumpai irgi tai situacija tokia, kad analizavau būtent savivaldybės administracijos atsiųstą skaičių lentelę, kur tie pinigėliai išleisti, būtent šiek tiek nesutampa Elektrėnų kultūros centro išlaidos, kur antras punktas yra atlikėjai. Tai būtent yra numatyta, kad vienas dainininkas 2300, o kita dainininkė 2852. Tai sumoj gaunasi ne 4152, o 5152. Čia yra klaidelė įsivėlusi. Ar čia jinai atsitiktinai, ar kaip, ar kažkur tas 1000 nugaravo, sunku pasakyti. Taip pat norėčiau sužinoti pačio Dovydo, jisai vis tiek yra vienas iš organizatorių, kokia maždaug yra bendra šito renginio suma. Nes savivaldybės, aišku, įnašas irgi nėra menkas, čia oficialiai tiek, bet kaip Edvardas minėjo, yra dar ir keliai tikrai buvo remontuojami, tai truputį gal organizatorius kažką daugiau pasakys tuo klausimu. Ačiū. Kęstuti, nieko prieš, jeigu Dovydui duosim pasisakyti paskui pačiam. Taip. Gerai, ačiū labai. Dovydai, klausom patys. Labadiena. Aš gal ne viską galėčiau atsakyti, tik tai išgirdau galbūt vieną netikslumą iš Edvardo, nors mintis yra tikrai labai geros. Tai pas mus šiais metais buvo tik 2 seniūnijose greičio ruožai, tai reikėjo atstatyti ne 3 greičio ruožus, o 2. Miestinis greičio ruožas nesiskaito, nes ten atstatyti nieko kaip ir nereikia. Tai ralis vyko Getaviškių ir Pastrėvių seniūnijose. Semeliškėse jisai šiais metais nevyko. Taip, dabar dėl bendro, žinokit, biudžeto... Beižionių, Dovydai, Beižionių seniūnija. Beižionių? Jo, Beižionys. Beižionys važiavo. Taip. Bet ten yra vienas bendras greičio ruožas, tai taip. Ir jis yra bendras su Kaišiadoriu, buvo dar šiek tiek. Dėl bendro biudžeto, žinokit, nepykit, negaliu atsakyti, net nesikišu į lenktynininkų dalį finansinę, nes ten tų rėmėjų yra tikrai labai daug. Mes čia vardinam vieną generalinį, kuris tikrai šiais metais akivaizdžiai svariai prisidėjo prie renginio, bet tų rėmėjų yra labai daug ir aš jų čia nevardinsiu, patys tikriausiai žinot ir matėt. Už ką aš esu atsakingas, tai finansiniai srity, tai už rėmėjų, kaip čia pasakyti, prašymą, paskatinimą prisidėti prie mūsų dalies, kaip savivaldybės parėmimo. Būtent tuos pinigus paskui ir leidžiam kelių atstatymui, kultūriniai daliai ir panašiai. Tai Rimantas išvardino tikriausiai visus rėmėjus, ką mums. Gavau informaciją, nežinau ar. Jo, man ten dar lyg tai kažko trūko, dar tikrai trūko H2O automatinės plovyklos, bet pavyzdžiui šiuo atveju grynųjų pinigų pavedimų kažkur nebuvo, tai gavom paslaugomis. Tai buvo ralio lenktynininkam dovanos plauti automobilius, 110 kortelių, tai va šitas irgi yra mano asmeninis darbas. Tai nepykit, negaliu konkrečių sumų pasakyti, Rimantas galbūt mane pataisys, bet iš rėmėjų, kas yra pavardinta savivaldybės tiesiogiai, apie 5000 eurų šis metais yra su. Tu jau patikslinsiu, kad nemeluoti, 3350. Tai tada reikia dar pridėti tą 1100, kurį minėjau paslaugomis, tai va, taip ir gaunasi. Tai va čia iš mūsų dalies, o iš lenktynininkų, žinokit, nei tokio noro turiu ten labai gilintis, nei ten tikriausiai vertėtų, nes jau ten yra jų reikalai, ta sportinė dalis. Bet tikrai, čia buvo geri pastebėjimai, tas ralis yra brangus dalykas, ir suorganizuoti tokį renginį, tai kaštai tikrai yra nemaži. Kęstuti, prašau, pačio dar kažką norėtų. Kęstuti, negirdim, įsijunkit mikrofoną, prašom. Kadangi ralį rengia vis tiek meras, organizuoja administracija savivaldybės, kaip sako, aš manau, yra teisinga, kad iš vienos vietos būtų skiriamos lėšos, o dabar būtų paprasčiau ir administruoti ir suskaičiuoti tos pinigus. Jeigu mes ten išdalysim po visos seniūnijas dar, paskui, kai reikės surinkti, kiek tų pinigų reikėjo, kiek jų išleido, dar bus sudėtingiau.
Dabar iš vienos vietos išėjo rėmimas, tai aš manau, ir kontrolė yra paprasčiau ir visiems mažiau žmonių net dirba tam dalyke ir mažesnis išlaidos yra patiriamos. Nu, Tai aš čia tiek. tik tai matyčiau vienintelį dalyką, kad šitą vietą mes turėtume tada pasižiūrėti, kaip aprašyti mūsų renginių organizavimo tvarkoj, nes dabar, pavyzdžiui, aš matau iš tos biurokratinės vadinamos pusės, tai mūsų priimta tvarka, jinai prieštarauja tą, ką mes darėme su tuo raliu. Tai aš suprantu, kad vedami gal gerų intencijų ir norų, kad Elektrėnuose tas ralis gyvuotų, bet vat šiandien diskutavom ir apie kitą punktą, kad pavyzdžiui ant to leidimo, kuris išduotas ralio organizatoriui, seniūnai po sutvarkymo turėjo padėti parašus. Mūsų tvarkos aprašas taip reglamentuoja. Tai, suprantam, kad gal jisai jau 16 metų šiek tiek pagyveno, bet yra kaip yra. 11 metų, skaitykite, aišku, reikia atsinaujinti, kaip ir kiekvieną dokumentą. Mes irgi taryboje priiminėjame daug naujų dokumentų ir ten visokių aprašų keičiam. O kitą kartą, kas 2 metai keičiam, arba į metus kartą būna tokiu atveju. Tai čia... Jo labiau tas Elektrėnų ralis jis toks netradicinis renginys. Jisai yra labai platus ir jisai turi įvairių, organizaciniai netgi yra keli atstovai, tai kaip Elektrėnų savivaldybė, vėliau kultūros centras, Čapkausko autosporto centras, ta pati LAS, Lietuvos automobilių sporto federacija. Tai čia nėra toksai vienetinis vieno kažko organizatoriaus komercinis renginys, tai reiktų tikriausiai pati tvarką, kurią tikrai galima įvairiai dabar interpretuoti. Nes aš vėlgi grįžtu nuo tos tvarkos, mes atsispirėm ir su to, kurios yra išlaidos. Nes pavyzdžiui dabar iš pateiktos informacijos mes matom, kad yra išlaidos, pavyzdžiui, ralio dalyvių aptarnaujančio personalo ir svečių vaišinimas. 4874 eurų. Tai vėlgi grįžtant prie tos pačios mūsų renginių organizavimo tvarkos, jeigu tai buvo komercinis renginys, tai tada klausimas, apie ką čia mes šnekam. Jeigu čia bandoma pasakyti, kad tai buvo nemokamas visiems prieinamas renginys, kas aš labiau pritarčiau prie tos minties, tai jis tada eina visai pagal kitą reglamentavimą. Bet jūs tikriausiai jau supratot, ar ne, kad organizatoriai yra pasiskirstę savo atsakomybėm. Ir mes kaip savivaldybė būtent prisidedam prie to, kad ralio dalyviai būtų pavaišinti. Tai čia yra mūsų dalis ir mes už tai sumokam. Tai čia nėra kažkokia komercija. Ta prasme, tai yra Elektrėnų savivaldybės indėlis ir tai nėra kažkokia komercija. Tai aš sutinku, kad galbūt tai, bet tiesiog... Bet tai Rimantas sako, apsirašytume tą reikalą ir nekiltų papildomų klausimų. Taip, būtent. Edvardai, prašau. Aš dėl tų reprezentacinių vaišių, tai iš tikrųjų, čia yra normalu, nes, didelis renginys savivaldybės neša tam tikrą naudą, tiek viešinimą, tiek žinomumą, tai kažkiek ten tų pinigėlių prisidėti prie vaišių, prie reprezentacijos yra normalu. Tik aš nežinau, čia turbūt ne meras prisidėjo, čia pati savivaldybės administracija skyrė tas lėšas. Čia ne iš mero fondo. Pagal turimą informaciją, tai. Kelis tūkstančius skirti vaišiams, furšetui yra normalu. Jo. Tai iš principo, iš šitos dalies analizės aš siūlyčiau mūsų komisijai vis dėlto pasiūlyti administracijai, peržiūrėti mūsų dabar turimą renginių organizavimo tvarką ir galbūt ją adaptuoti tokiam jau ne pirmam renginiui, jau ne pirmi metai, kuris galbūt nepakliūna į tas reglamentavimo sritis, kurias mes dabar turime. Tai nežinau, kaip komisijos nariai, ar pritartumėt. Tai tada siūlyčiau toliau. Edvardas. Taip, Edvardai, prašau. Aš dar norėčiau papildyti vieną dalyką, nes iš tikrųjų tie atsakymai iš seniūnijų tokie gan įdomus yra. Nes iš tikrųjų mes puikiai suvokiam, kad kelių atstatymas jisai kainuoja. Tai vis dėlto galbūt galim paprašyti seniūnų patikslinti tą informaciją, nes oficialiai nieko nekainavo, nes tos lėšos turbūt buvo suplanuotos pas juos, tiem keliam ten žvyruoti atstatyti, bet vis dėlto, bent jau žinoti, kokia ta suma yra, ta kelių atstatymui skiriama, būtų naudinga žinoti. Tai vis dėlto gal užsiklaus seniūnų, tų 3 seniūnijų, kur vyko ralis, kad vis dėlto jie pateiktų tam tikrą skaičiavimus, kiek tų kelių atstatymas kainavo.
Nežinau, kaip kiti komisijos nariai pritartų tokiai nuomonė, kad paprašyti papildomos informacijos. Tas kelias ir buvo. Va būtent, aš noriu, jeigu galima sakyti. Tai čia irgi įdomu dabar jiems skaičiuoti, pridėti prie ralio, jis jau buvo papildytas. Būtent, aišku, jeigu galima. Tai pamastymais galvoju, nu jeigu jisai yra ir jį reikia seniai tvarkyti, dabar vyksta ralis tuo pačiu, ir vis tiek paskui tvarkys. Tai kaip ir... Rimut. Kaip ir gal teisingai seniūnijos pateikia. Jo, tai labai geras yra pastebėjimas, būtent, kadangi aš irgi prisidedu prie to organizavimo, tai labai gerai pasakyta, kad seniūnijos yra nusimačiusios kelių greiteriavimą ir žviravimą, tai yra biudžeto sudarimo metu dar metų pradžioje, aišku, tai yra iš anksto daroma. Ir kai mes sužinome organizatoriai, kur sugalvojo daryti trasas, tai yra maždaug pavasarį ankstyvą, mes jau kalbame su seniūnais, kad rugpjūčio, rugsėjo mėnesį pagal galimybės jie tų kelių negreideriuotų, palauktų, kol pasibaigs ralis ir tada bendra tvarka greideriuotų tuos kelius. Tai aišku, jūsų pasiūlymas tikrai yra irgi sveikintinas ir svarstytinas. Tiesiog realybėje stengiamasi viską pagal logiškumo faktorių daryti. Seniūnai visi yra labai geranoriški ir protingi žmonės, tai jau prieš ralį savaitę, 2, 3 arba mėnesį tų greideriuotų kelių nevyksta greideriavimo. Tai tą tikrai žinau. Tai aš už patikslinimą, aš vis dėlto pritarčiau tai irgi nuomonėje, kad būtų gerai žinoti, kiek mes ten išleidžiam. Galbūt, vat, kaip ir sakom, nebūtinai čia konkrečiai tam raliui išleidom, gal tiesiog atidėjom tvarkymus. Aišku, žmonės greičiausiai mėnesį laiko važinėjo ten per, kaip pavyzdys, taip kaip yra. Bet, čia prielaidos visas tas dalykas. Aš siūlyčiau vis dėlto įsivardinti, nes jeigu mes tvarkysime mūsų tvarkas ir žinosime, kiek mes realiai išleidžiame kažkokiam renginiui, tai būtų geresnis pagrindas mums toliau judėti į priekį, negu kai mes dabar spėliojam visi susėdę, kiek ten, ar ten gal pasirodys, kaip sakė, 3000, 3x3 yra tokia suma ir čia nieko stebuklo, bet žinosim realiai, kiek išlaidų. Aš tai norėčiau biškutuką dar ir paprieštarauti, kadangi jeigu mes greideruojam paprastą kelią, tai yra viena suma, o kai jisai visiškai išmaltas yra, tikrai ir žviravimas, ir greideriavimas, ir tenais tų darimas to lietaus nubėgimui kampą, tai visai kitokie pinigai. Vis tiek aš sutinku, kad galbūt tenais mėnesį ar 2 ten negreideriavo ir tada susitaupė ten kažkoks papildomas greideriavimas. Bet tikrai sumos nelygintinos, kada yra tik tai pragreideriuoti ir kada reikia gerokai patvarkyti kelią. Taip, bet tikriausiai labai sunku yra tiksliai dabar išskirti, kur tas, nes tikrai yra pastebėjimas geras, ant tam tikrų posūkių tas kelias išsimala labai baisiai. Bet yra vietų, kur net nepasikeičia kelio danga, kur yra tiesas ir panašiai. Tai yra pamatuoti labai sunku. Atsiprašau, bet tai turbūt ataskaitos, tai turbūt nesunku bus pateikti. Manau, bus sudėtinga, nes reikia išskaičiuoti būtent, kiek jie dabar išleido greideriavimą. Mes anotuojame, taigi vis tiek kas vykdo. Bus, aktavimas kažkoks turėtų būti. Tai yra, žiūrėkit, yra ralio ruožų atkarpa. Tai vis tiek kiekvienas seniūnas grubiai žino, kiek jisai greideriuoja tų kelių. Išsivedam kilometro kainą ir tokią grubę sumą kažkokią matysi, kiek tam kilometrui tenka to pinigų. Tai gerai, tai paprašom tiesiog nuo komisijos pateikti tokią papildomą informaciją tiesiog ir viskas. Manau, čia nieko ypatingo nebus. Dar papildysiu vieną vietą. Įsivaizduokit, kad kilometrai tai kilometrai, bet dar yra dalis asfaltuotų kelių, kur pravažiuoja automobiliai toj pačiai Ketaviškių seniūnijai ir Pastorių seniūnijai, tai vėlgi apsunkina tokį darbą. Tai čia tik tai papildymas. Tai tada su šita vieta, nežinau, jeigu neturim daugiau klausimų, tai kaip ir norėčiau uždaryti, bet noriu dar, naudodamasis progą, kad ir Dovydas yra, padiskutuoti dar vieną vietą, nes akivaizdžiai prie viso šito organizacijos prisidėjo ir mūsų darbuotojai savivaldybės. Konkrečiai ir pats Dovydas tikrai nemažai prisidėjo ir šaunu gal, kad ir prisidėjo. Mes gal keliam klausimą šiek tiek kitų kampų. Ar mes vis dėlto matome čia kažkokią tai riziką, vėlgi, kaip ir sakau, nuo to pačio atsispiriant mūsų tvarkos.
nes pavyzdžiui, seniūnija išveždinėjo automobilius. Reiškia, kaip žinau, Dovydas dirbo sporto direktoriumi, nežinau kokiais pagrindais, vat jis gal to jau pasisakys to klausimu. Seniūnai, vat kaip sakė, irgi buvo įtraukti į tą darbą, gal nežinau, ar ten iš bendro to, vat, reiškia, pirkimo, ar iš kažkokių konkrečių. Tai vat ir kyla klausimas, ar mes kaip savivaldybė šitoj vietoj suvaldėme visas rizikas ir ar nėra kažkokių tai interesų konfliktų ar kažko, kuriuos turėjom galbūt deklaruoti. Čia aišku, ne vien tik mūsų komisijos, čia gal labiau jau ir etika prasideda, bet vis dėlto turim tokią situaciją, kad mūsų žmonės dirbo. Tai nežinau, Dovydai, kokios šitoj vietoj mintis? Klausimą galite suformuluoti? Formuluoju. Kokiais teisiniais pagrindais dirbote sporto direktoriumi, nežinau tiksliai kurioj, reiškia, organizacijoje, nes Berner Rally Elektrėnai kaip ir identifikuojama kaip tokia, bet čia juridinio asmens nėra. Tai juridinis asmuo greičiausiai buvo kažkoks tai, ar tai autocentras, ar kažkas, nežinau. Tai aš kartau, tai jeigu kalbant apie organizatorius, tai yra Lietuvos automobilių sporto federacija, Elektrėnų savivaldybė ir Čapkausko sporto centras. Tai kokiu teisiniu pagrindu? Jokiu teisiniu pagrindu. Tokiu, kad tam raliui yra sukūriamas ralio organizacinis komitetas ir jisai nusprendžia pasiskirstyti pareigom, kas už ką atsakingas ir ką dirba. Tai aš kaip iš savivaldybės pusės mero paliepimu, mero prašymu prisidedu iš mūsų savivaldybės, kuo galiu, o ralio organizacinis komitetas, kurį sudaro lenktynininkai Čapkauskas, Žilinas, Juršys ir kiti žmonės nusprendžia, kam paskirti kokias pareigas, kad jie būtų už tai atsakingi. Tai kas darbo metu, tas darbo metu, kas po darbo metu, tai savanorystė. Tai jokio teisinio pagrindo ar kažkokių sutarčių tenai nėra. Tai, žodžiu, jūsų darbas buvo tiesiog visuomeniniais pagrindais. Ir po darbo. Miesto labai. Ir po darbo. Ne visada, tai žinot tikriausiai, ne, kad mūsų darbas yra pakankamai sudėtingas ir jisai nusikelia dažnai po darbo valandų. Tai lygiai tas pats ir su raliu. Nes pagal išduotą leidimą organizuoti renginį, tai organizatorius yra tik tai VŠI Čapkausko autosportas. Ir jisai pildo prašymą. Viskas, daugiau Jisai pildo prašymą, nėra. Pati Elektrėnų savivaldybė tikriausiai nesipildytų savo prašymą. O Latvijos įpareigoja pagrindinį organizatorių paprašyti tokio prašymą. Na ir pavyzdžiui, tam pačiam leidime, jeigu pasižiūrėsim, tai kas turėtų išvežti mašinas, kaip ir neparašyta. Ir savaime kaip ir turėtų būti suprantama, kad turėjo išvežti mašinas ne Elektrėnų savivaldybė, o organizatorius. Bet jau apmokėti už tai. Iš ko jūs taip suprantat? Iš leidimo. Kuriame nėra nieko parašyta. Ne, nes leidime turėtų būti nustatyta administracijos direktorių įpareigoti, pavyzdžiui, tą ar kažkaip tai, reiškia, atlikti tam tikrus veiksmus. Čia yra tik tai nustatyti ribojimai eismui ir nėra jokių, reiškia. Čia yra bendroji dalis, o ralio organizacinį komitetą sudaro ir direktoriai, ir meras. Tai vidinių pasitarimų, vidinių organizavimo metu tokie dalykai yra aptariami, tai natūralu. Tai suprantu, bet tai teisės aktas kitaip sako. Teisės aktas čia yra tik tai prašymas organizuoti renginį. Čia yra Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl leidimo organizuoti renginį Berner Rally Elektrėnai 2020. Tai jūs kalbate apie leidimą, o ne apie detalės. Tai tų detalių yra labai daug. Ne, tai čia yra nurodyta tik tai tas, kas privaloma būti pagal įsakymą įvykdyta iš administracijos pusės. Čia yra leidimas organizuoti renginį. Taip. Tai va, jame gali būti nurodyti ir vidinių. Gali būti nurodyti, gali būti nenurodyti. Tai kadangi nenurodyta, kaip ir turėjo padaryti ralio organizatoriai, bet, tai pagrindinis pakeista kitais metais. Aš galėsiu jūs pakviesti kitais metais į ralio organizacinį komitetą, kur yra svarstomi labai įvairūs klausimai. Tai galėsit pasakyti savo nuomonę, kas ką turėtų būti. Tai matote, gerbiamas Dovydai, aš kadangi organizavau tokį renginį kaip NATO summitas, tai žinau, kaip įsakymas. Dabar nebe NATO, Rimantai. Tai nebėga. Tai tiesiog sakau, kad pagal teisinį reglamentavimą mes turėtume pasitvarkyti šitoje vietoje. Geras pastebėjimas, bet tai nėra privaloma. Tai yra privaloma šiaip jau. Jeigu taip žiūrėt normaliai, tai tik tai
kas, kaip čia pasakius, šiek tiek pro pirštus žiūri į tuos teisinius reglamentavimus, tai atitinkamai paskui gali būti klausimai apie kažkokius tai kitus dalykus. Tai siūlyčiau vis dėlto šitoj vietoj sekantį kartą peržiūrėti ir mūsų tvarkas ir laikytis tų tvarkų arba atitinkamai direktoriaus įsakymuose ir kituose teisiniuose dokumentuose įvardinti tuos veiksmus. Tas būtų visiems skaidriau ir aiškiau. Nes dabar, pavyzdžiui, mes nežinome, kaip komisijos narys, reiškia komisijos visi, kaip jūs ten dirbote tam ralyje. Jūsų tvirtinimu jūs dirbote kaip visuomeniniais pagrindais. Jūsų deklaracijoje vėlgi apie tai nieko nėra užsimenama, jūs kokiais ten pagrindais dirbot, nedirbot tam raliui. Tai aš ką tik pasakiau. Tai mes girdime. Tai tiesiog vat, ir sakom, kad kyla tokia grėsmė ir pagal savo nuostatus mes ją identifikuojam. O kaip jūs sutvarkysite visą juridiką sekantį kartą, nu čia jūsų darbas. Tai siūlykit siūlymus, labai geri siūlymai. Tai siūlymai yra arba dirbti kažkokiais aiškiais pagrindais identifikuotais. Jeigu kalbam dabar apie pagrindus, jokio teisinio pagrindo tu negaliu nustatyti, todėl kad darbo metu aš dirbu kaip mero patarėjas pavedimo mero, čia nėra jokio teisinio reglamentavimo, po darbo aš dirbu kaip ralio organizacinio komiteto narys, kurį mane paskyrė Čapkausko automotos centras. Viskas. Tai pavyzdžiui, iškabinti informaciją apie tai, kur vyks ralio trasa ir kad dėmesio, tai čia yra mero pavedimas? Taip. Supratau. Tai yra mano darbas, asmeninis. Gerai. Kaip įmanoma geriau pakelti renginio kokybę, nes iš tikrųjų yra labai daug iššūkių. Nu, tai tikriausiai patys žinot, kad tų iššūkių yra labai daug. Tik tai žmonėm kyla pagrįstas klausimas, kodėl Dovydas Bliujus darbo metu važinėja po... Trečią kartą jau kartoju. Tai aš tik tai sakau, apie ką eina šneka. Gerai, tai šito klausimu nežinau, ar turim kažkokių tai klausimų, kas ten dabar pirmas, aš nematau. Edvardas. Edvardai, prašau. Jo, aš labai trumpai, žiūrėkit, taip, Dovydas turbūt ten mėnesį laiko beveik darbe nebuvo prieš ralį, nes ten buvo daug darbų. Bet supraskim vieną dalyką, kad Dovydas yra politinio pasitikėjimo, reiškia, tarnautojas valstybė. Tai jis yra mero, taip sakant, politinio pasitikėjimo tarnautojas. Jeigu jam meras kažkokias funkcijas pavedė, tai jis tas funkcijas ir vykdo. Jis nėra eilinis valstybės tarnautojas, kuris turi tam tikrą apibrėžtą, reiškia, savo veiksmų lauką, savo instrukcijas, ką jis turi daryti ir savo tą pareigybinius, reiškia, įsipareigojimus. Tai čia yra normalu, kad meras delegavo Dovydui šitą funkciją ir Dovydas, sakysim, mėnesį ar pusantro intensyviai dirbo ir darbo metu, ir po darbo tikriausiai. Ten, aišku, kitos problemos yra, nes iš tikrųjų tas renginys čia buvo daugiau liberalų reklaminis renginys, iš to, kas lipo į sceną mes matėme, bet čia ne antikorupcijos komisijos reikalas, čia VRK tos dalykus reiktų spręsti, nes, pakankamai slidus ten dalykas buvo, nes ten liberalai labai ten stipriai reklamavosi, bet palikim tos dalykus, sakysim, dėl Dovydo aš nematau jokių problemų iš tikrųjų. Jis su menės pagrindais dirba, jeigu tai būtų etatinis darbas, taip, jis turėtų ir deklaruoti, ir mero leidimą gauti tikriausiai tiem dalykam. O kadangi visuomeniniais pagrindais, tai aš nematau jokių problemų. Ačiū, Dovydai. Laukit sekundę, dabar Kęstutis. Taip, Kęstutį. Aš tokį paprastą, tai dabar įvardinu leidimą raliui. Nemanau, kad leidime raliui turėtų būti aprašoma, kas greideriuos, kas mašiną šveš, kas ženklus statys, kas tvorą atvers. Tada gal yra paprasčiau ir geriau kažkoks, kad būtų susitarimas prie tos, gavai leidimą ir turi susitarimą, ir ten surašai ar sutartį kažkokią. Aš darau tą, tu darai tą, tas apmoka už tą, ir tada nekyla tų klausimų. Aišku, tai yra papildomas darbas, renginys didžiulis, bet jeigu jau norim iki tokio smulkmenų daryti, tai turim leidimas, tai yra leidžiu organizuoti, bet reikia, kad kažkoks, kurisai vyksta, kokiais ruožais ir, kaip sako, kas tas mašinas iš griovių ištampo ir išvežioja. Jeigu tas aktualu, tai reikėtų kažkokio papildomo susitarimo ir tada nekiltų tų problemų. Ačiū, Kęstutį, Dovydai, norėjot kažką reikėti. Jo, aš Kęstutį replikuosiu, iš tikrųjų yra labai geras pastebėjimas, aš dar bandžiau prieš tai pasakyti, kad būtent renginio leidime tu negali prašyti tokių dalykų, nes tai yra neįmanoma, nes tarkim mieste, tai taip, savivaldybė organizuoja automobilių patraukimą prieš ralį,
ralio metu, kai vyksta kaimiškose vietovėse ir miesto patraukimas yra gali būti ir pačių dalyvių reikalas, o taip visada ir būna. Tarkim, jeigu dalyvis išlėkia kažkur kaimišką vietovę iš kelio, tai tikrai nevažiuoja savivaldybė, netraukia to automobilio iš griovio, tai atvažiuoja patys organizatoriai, ralio dalyviai ir išsitraukia tą automobilį. Tai labai geras yra pastebėjimas, dėl to, kad tokius aprašyti smulkmeniškai būtų žiauriai sudėtinga, bet okei. Edvardas labai gerai pastebėjo, tik pataisysiu šiek tiek, mėnesis prieš ralį yra labai daug darbo įvairiom kryptim, tik darbe aš būnu. Aš darbe visą laiką būnu, tik tai pavestom funkcijom atlikti aš kartais išvažiuoju iš darbo vietos. Tai darbe visada buvau, iki atostogų nieko nebuvau pasiėmęs. Bet mėnesis prieš ralį yra labai intensyvu. Tai ačiū už pastebėjimą gerą. Dar Sigitas. Taip, Sigitai, prašau. Aš irgi pritariu tai nuomonėje, kad, tarkim, leidime neturėtų būti, tarkim, įvardinta konkretus veiksmai, bet, tarkim, kiti veiksmai, kažkokie tai jie tikrai privalo būti įvardinti, ar įsakyme, ar organizacinio komiteto kažkokia tai tvarka ir darbo eiliškumas numatomas, nes dabar tenai, iš kur, tarkim, Elektrėnų seniūnas žino, kad, tarkim, jisai turi apmokėti už pirotechniką. Iš kur jisai žino, kad, tarkim, scena, tai vis tiek organizacinis komitetas turi nusimatyti darbo planą, lėšas nusimatyti, kad paskui nebūtų įvairių interpretavimų, atlikėjas, tarkim, čia kažkur jau 1000 dingo. Nu tai kažkokia tai tvarka turi būti. Ar yra, Dovydai, tokia numatyta tvarka? Žiūrėkit, jūs labai gerai pastebėjote. Dar jau prie visų ralio organizatorių, tai yra Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų kultūros centras įvardintas ir Elektrėnų seniūnija. Kiti seniūnai papildomų darbų neatlieka apart kelio sutvarkymo, būtent Elektrėnų seniūnija atlieka. Dėl tvarkos, aš nepykit nežinau, dabar aš jos nesuskaitęs, tai negaliu atsakyti, bet pagal susitarimą būtent ralio organizacinio komiteto metu, tai jau 10 metų vyksta tas ralis, aš pats prisidedu tik tai 2 metus. Tai man, kai pirmą kartą buvau prisidėjęs, buvo pakankamai sudėtinga sužinoti, kas kur ką daro, nes tų darbų yra labai daug. Tada skambini seniūnui, tada skambini Čapkauskui, kas už ką atsakingas. Ir tie darbai yra daromi būtent dėl to, kad yra organizatoriai ir seniūnija, ir kultūros centras. Tarkim, kultūros centras yra atsakingas už kultūrinę dalį, tai jie pasamdo atlikėjus, ar ne? Jie susitvarko su scena. Viskas, daugiau jų darbo nėra. Seniūnas turi savo darbus. Tai na tikrai, jeigu norėtumėt viską aprašyti, tai aš nežinau, čia būtų gera knygelė. Ne, Dovydai, šiaip geroji praktika yra taip, kad pavedu, administracijos direktoriaus būna toksai parašymas, pavedu Elektrėnų seniūnijai, kultūros centrui, kažkokiam skyriui. Tai va šitas ir padeda, ir tas pats seniūnas tada turi labai aišku teisinį reglamentavimą, ką jam daryti. Ir visi sutinku, bet mes apie tai daug kartų kalbame, jau čia iš eilės. Aš tik pasikartosiu, kad visų nenumatytų aplinkybių neįmanoma pavesti ir parašyti. Visų todėl sprendimai yra priimami ralio organizaciniame komitete. Ir tai situacija gali pasikeisti 10 kartų per dieną. Gerai, ačiū. Tai nežinau, jeigu daugiau klausimų neturim šito klausimu, tai dėl pirmo darbotvarkės klausimo siūlau pabaigti, pereiti prie antro klausimo. Antrų klausimų mes esame gavę paaiškinimą iš viešosios bibliotekos ir šiandien gavau elektroninį laišką, kuriame buvo pasakyta, kad gerbiamas Rokas Gulbinas serga ir dalyvauti negalės mūsų posėdėje. Tai iš principo aš siūlau panagrinėti tik tai situaciją komisijoje. Iš principo mes matome kokią ten riziką. Aš gal šiek tiek papasakosiu ir priešistorę. Kadangi buvo iš principo 2 renginiai, kuriuos mes matėme ir labai šaunus renginiai su mūsų žemietė Emilija Gelažnikienė ir su Vaidotu Žala, kur kilo klausimas, kokių teisinių pagrindų jie buvo organizuoti. Kiek mane informavo, reiškia, pats Rokas Gulbinas po Žalos, reiškia, posėdžio, jis apie tokį renginį nebuvo matęs, gal žmogus tiesiog nepastebėjo, koks buvo renginys. O gerbiama Emilija, kaip suprantu, kvietė irgi Dovydas, aš taip suprantu. Tai tiesiog klausimas yra toks, nes iš viešai pasiekiamos informacijos matosi, kad
renginys atsirado kalendoriuose, aš turiu menį žalos kalendorių, atsirado kalendoriuje praktiškai arba tą pačią dieną, kai vyko renginys, arba net kitą dieną po renginį. Ir įrašas atsirado. Tai aš suprantu, kad čia irgi yra vėlgi geri norai ir tikrai gera situacija, kad mes sugebam pasikviesti tos žmonės, pasišnekėti pas mus ir pritraukiam dėmesį prie savivaldybės. Tačiau vėlgi matome tokį variantą, kad reiktų labai aiškiai reglamentuoti, pagal kokį teisinį pagrindą, jeigu tai yra renginys, kuris organizuojamas bibliotekos, tai tvarkoj, jeigu tai yra organizuojamas kažkokio privataus asmens, vėlgi kokia tvarka, nes dabar tai matome, kad toks biški pilkos zonos yra ir užtat vat ir kilo klausimas panagrinėti jį pas mus antikorupcijos komisijai. Matau, Edvardas kelia ranką. Taip, tai Rimantai, žinokit, buvo ta informacija apie abu renginius gal prieš savaitę ar prieš 5 dienas, tikrai aš net pats bendrinau ją, taip kad jinai buvo skelbiama ta informacija. Dabar dėl to pačio renginio, aš tikrai nežinau, ar mes čia pradėsim dabar reguliuoti nekomercinius renginius. Nes esmės, jeigu yra biblioteka, duoda tą salę ir yra renginys geras, tegul jisai vyksta, tai gali būti nebūtinai planuose, tai gali būti kažkas ad hoc, kažkoks renginukas. Dabar bus, pavyzdžiui, Ketaviškių kultūros namai organizuoja su Olijardu Lukoševičium, reiškia, ten kažkokį knygos pristatymą apie Ketaviškės. Viskas tvarkoja, tai nekomercinis renginys, paskelbė, žmonės nuėjo, pasižiūrėjo, sudalyvavo, viskas tvarkoja. Tai aš tiesiog nesuprantu, tų renginių pas mus ir taip trūksta, tai tie 2 renginiai iš tikrųjų yra neblogi. Aišku, čia vėl galima kalbėti, ką čia Dovydas daro prieš rinkimus, čia tokie truputį ir piarinimosi variantai matosi, bet viskas lygiai tvarkoja. Iš esmės, iš šono žiūrint, viskas tvarkoja. Tai aš iš principo irgi pritariu tai minčiai, kad turėtų būti galimybė ir tą ad hoc ir taip toliau, bet tada turėtų būti vienodos taisyklės taikomas visais atvejais. Tai vat ir buvo toksai noras pasižiūrėti, ar visais atvejais yra taikomas tos pačios taisyklės, nes pasak gerbiamo Roko Gulbino vadovaujamasi yra vėlgi tarybos nustatyta kažkokia tvarka, kad po darbo valandomis savivaldybės ir įmonės gauna, reiškia, savivaldybės įmonės, aš turiu minėti, gauna nemokamai salę naudotis ir šitom, bet po darbo valandų jau yra, reiškia, apmokama. Tai kai mes diskutavom su Roku Gulbinu, tai buvo pasakyta, kad darbo valandos tipo iki 8, bet realiai vėlgi, jeigu pasižiūrėti teisinius dokumentus, tai ne taip darbo valandos. Ir čia surišta ir su darbuotojų apmokėjimu, nes tie darbuotojai, jiem nustatomos atitinkamos darbo valandos, atitinkamai koreguojamas jų darbo grafikas. Tai užtat ir noras buvo panagrinėti, tai nežinau. Mano tiesiog siūlymas, kadangi Roko Gulbino mes neturime šiandien, tai pasižiūrėti vėlgi į tas pačias tvarkas ir su jais panagrinėti dar šitą klausimą. Aš turiu klausimą. Prašau. O tai ką darė, kodėl būtent Dovydas vedė šitą renginį? Nes Dovydas yra šios idėjos autorius ir pametėjęs šitą idėją biblioteką. Supratau. O tai ką tada darė, kokia buvo funkcija bibliotekos? Bibliotekos funkcija buvo prisidėti prie viešinimo, ką jie darė. Edvardas tikrai labai gerai pastebėjo. Aš tikrai dabar neatsiminsiu, bet bent jau porą savaičių, mėnesį, gal ne, bet 2-3 savaitės tikrai prieš renginius buvo jau viešinama viskas ir per visom įmanomom priemonėm. Tada bibliotekos darbuotojai filmavo tuos susitikimus, kad žmonės galėtų matyti juos. Ir bibliotekos darbuotojai paruošė techniką, mikrofonus. Daugiau tai nieko. Tai šitoje vietoje jaučiuosi sutaupęs bibliotekos resursų, nes nereikėjo vedėjo. Darbuotojų būtų reikėjo apmokėti, man apmokėti nereikėjo, nes savanoriavau. O vėlgi, aš tai tikrai nepasakyčiau geriau, negu Edvardas pasakė visą savo kalbą prieš tai. Tikrai nekomerciniai renginiai, eglutės įžiebimas. Darom tik tai kuo daugiau tų renginių, nes iš tikrųjų žmonės skundžiasi. Tai nesu kažkokių visų galų meistras, ten kur galiu, ten kur matau viziją.
ten ir padarau. Dėl PR-inimosi, dėl politinių reikalų irgi pritarčiau ir pareiškiu tikrai labai atsakingai. Turėjau 100 galimybių lipti ant scenos ralių metu, bet reikia jau pripažinti, kad tai buvo jau rinkiminis laikotarpis, rugsėjo mėnesio pradžia ir to nedariau, nes to PR-inimosi pigaus nenoriu ir nemėgstu. O renginiai, apie kuriuos mes dabar kalbam, su Vaidotu Žala, su Emilija Gelažnikienė, aš labai atsiprašau, su Emilija, man atrodo, balandžio mėnesį tai buvo, su Vaidotu Liepos mėnesį, dar to nepavadinčiau rinkiminiu kažkokiu laikotarpiu, tiesiog tai yra eilinis darbas ir labai stengiuosi tokių dalykų išvengti ir net pats nemėgstu. Tai Liepos mėnuo tai jau buvo, kaip ir rinkiminė jau kompanija prasidėjus, balandžio dabar nebijau pameluoti, bet man atrodo ne. Kitas dalykas, pačiam įraše skamba jūsų pasisakymai apie tai, kaip jūs organizavo. Tai yra, kad meras, kai Vaidotas Žala paprašė bandyti savo mašiną, kad jūs paprašėte dėl šito renginio, netgi Žala šaunuolis iškart, kaip suprantu, atsiuntė siūlomas datas. Bet klausimas, ar lygiai taip pat kitos, nekomerciniai renginiai gauna tokią pačią erdvę pas biblioteką? Net neabejoju tuo. Ir visą šitą informaciją aš iš jums žodžiu pateikiau, bet iš tikrųjų ir video, kuriame yra keltas bibliotekos puslapyje YouTube, tai aš visą istoriją netgi papasakoju, kaip tas renginys yra sugalvotas viešai ir be jokių pilkųjų zonų. Tai tikrai taip, pas mus su meru ankstyvą pavasarį atvyko Vaidotas Žala dėl galimo bendradarbiavimo ir pasidžiaugiu tuo, kad man šovė tokia mintis, nes, nori tu ir nenori, tas lenktynininkas yra žinomas, tas lenktynininkas turi svorį ir jis yra labai įdomus. Manau, kad mūsų miestiečiam ir gyventojam tai tikrai buvo naudinga ir įdomu. Man tai, o klausimas, sakote, kad trūksta renginių, žmonės skundžiasi, bet atvažiuoja toksai Vaidotas Žala renginyje, nebuvo net 80, gal 70 žmonių, man tai buvo, tai kas čia skundžiasi, kad trūksta renginių, jeigu toks žmogus atvažiuoja ir nesusirenka net normaliai pilna bibliotekos salė. Aš labai pritariu, žiauriai pritariu šitam dalykui. Mes ir šiandien netgi turėjom kultūros pusryčius su meru ir su kultūros įstaigų darbuotojais ir vadovais. Ir apskritai tai yra labai gili problema. Aš dar kai dirbau anksčiau bendruomenių šeimos namų koordinatorių ir teko organizuoti tokius renginius. Tikrai žmonės neateina, nesirenka ir tų priežasčių tikriausiai galime ieškoti labai plačiai ir įvairiai. Nežinau, ar čia plėstis, bet jūsų pastebėjimas yra labai geras. Tai taip žmonės yra pertekę, jie galbūt renkasi kažką kitą, iš kitos pusės linkę ir papriekaištauti, ir paliūdėti galbūt, kad kažko nevyksta. Tai nežinau, mes čia žmonių nesupaisysim, bet pastebėjimas yra labai geras, aš tikėjausi žmonių tenai daugiau. Tai čia gerai, kad mes aptarėme šitos klausimus, bet pagrindinis klausimas tai buvo, ant kiek tai yra organizuojama pagal kažkokius tai nustatytus teisės aktus, nes vis tiek mes naudojame viešuosius finansus, tą pačią bibliotekoje. Ir ar tai yra būtent kaip pasakius, adresuotas ir galimybė tik tai mero patarėjui, kaip pasakius, pasiimti tą salę, ar tai yra vis dėlto galimybė ir kitom organizacijom, kurios organizuoja nekomercinius kažkokius renginius, susitikimus, gauti lygiai taip pat salę pagal kažkokius nustatytus kriterijus. Tai reikia viešai ištransliuoti tada tikriausiai, kad visi, kurie daro nekomercinius renginius, kurie susitarę yra su biblioteka ir tai yra įtraukiama bibliotekos sąrašų renginį, tikrai galvokit, kurkit idėjas, eikit, kalbėkit ir darykit tos renginius, kad jų būtų kuo tik tai daugiau ir kokybiškesnių. Aš labai puikiai dabar atsimenu gerą pavyzdį, kaip mūsų vienas gyventojas tiesiog sugalvojo padaryti proto mūšį atskirai nuo auksinių protų ir labdaringą padarė renginį, aukojo, man atrodo, beglobiams gyvūnams ir tikrai paviešino lyg ir įprasta tvarka, bet susirinko ten tikrai labai daug žmonių, suaukojo nemažai tų pinigėlių, tai buvo nekomercinis labdaringas renginys, žmogus atėjęs iš gatvės paėmė ir padarė tokį renginį, tai valio. Tai gerai, nes mes turime kitokias biškį indikacijas, tai kaip ir sakiau, atskirai dar su Roku Gulbinu, kai jisai pasveiks, panagrinėsim teisinius aspektus šito reikalo ir jeigu tai yra įmanoma po darbo valandų gauti nekomerciniam renginiui Elektrėnų salę ir tai yra šaunu, tikrai yra šaunu.
Tai ačiū tada. Tai pala, dar pažiūrėk į... Ai, dar yra klausimų, oi, atsiprašau, saulė šviečia, akis tai nematau kartais. Tai Kęstuti, prašau, ir tada Edvardas. Aš jau čia taip pusiau, kaip sako, jūs jau ir daug apkalbėjot, nes nemažai kalbam. Aš tai Rimanto tavo minčiai pritarčiau, kad peržiūrint tvarkas, ten tuos ir visus kitus tuos teisinius dokumentus, jeigu to nėra apie nekomercinius renginius įrašyta, reikėtų pasvarstyti, pasitarus su biblioteka ir padaryti, kad būtų galima visiems vienodom sąlygom. Edvardai. Jo. Nu, žinokit, aš kažkaip skeptiškai žiūriu tuos aprašymus, nes aš tikrai žinau, kad, pavyzdžiui, bočiai mūsų organizuoja renginius bibliotekoje, be problemų susiderina ten datą, valandą ir nemokamai tos renginius pasidaro. Aš esu irgi daręs kelis kartus susirinkimus, tai nueini pas direktorių, susiderini, tiesa mažoji salė, ne didžioji salė, ir gauni tą salę ir tą renginį suorganizuoji. Tik reikia kreiptis. Aš nežinau, ar mes čia tose tvarkose turim viską aprašyti. Gyvenimas yra pakankamai sudėtingas ir mes tikrai visko neprašysime. Tai jeigu ta sistema jinai veikia ir nėra jokių problemų, tai kam tenais dar kažką papildomai reglamentuoti? Aš tikrai nemanau, kad to reikia. Bet čia mano asmeninė nuomonė. Gerai, ačiū. Tai Edvardai teisingai šneki, bet jeigu to tvarkoj parašyta, kad negalima organizuoti nekomercinių renginių, žinai, tai kažkaip bus dviprasmybė. Aš irgi už tai, kad mažiau popierių būtų. Kad jie lengvesni būtų. Gerai, ačiū kolegos, tada šitą klausimą, nežinau, jeigu daugiau nėra prieštaravimų, kažkas ten kelia Richardas. Labą dieną, įtraukite Elektrėnų komunalinį ūkį, lapkričio mėnesį darysim susirinkimą, ankstesniais laikais visą laiką mokėdavom. Tai čia ne viešas. Bet čia kaip ir ne viešas ir ne, kaip čia pasakys, ne visiems skirtas renginys. Nekomercinis čia irgi, čia gyventojam. Reikia pasvarstyti, už tą susirinkimą nieks nemoka irgi. Ne, aš pajokavau, susimokėsim. Ne, tai čia, manau, visi esam jau susimokėję už ne vieną renginį šitoj salėj, užtat ir kyla klausimas, ant kiek mes tai tvarkingai darom. Tai ačiū visiems tada už šitą temą, manau, pabaigiam. Čia, manau, protokolinis sprendimas yra tik tai vienas, kad atitinkamai dar gauti informaciją iš Elektrėnų savivaldybės bibliotekos vadovo apie tai, kaip nekomerciniai renginiai organizuojami, kokiu teisiniu pagrindu. Tai čia atitinkamai panagrinėsim ir paplatinsim visiems komisijos nariams. Ir paskutinis klausimas, kaip tik Richardas prisijungė prie mūsų. Ačiū Dovydui. Pirmininkė, galiu truputį paklausti, kaip ir mano viršininkas kalbės, klausimas su komunalinė, labai aš ten dirbu toj srity, tik tai kartais sudalyvauju prie daugiabučių nuėjęs, ką matau savo akim blogai, tai pasakau, kad taip negerai. Aš tai galvočiau, kad čia nėra jokių interesų konfliktų, bent jau mano tokia nuomonė, nežinau kaip kolegos. Aš pats taip galvoju, kad negalėtų dalyvauti. Mes čia visų pirma esam patariamasis balsas, mes čia jokių sprendimų nepriiminėjam ir čia mūsų diskusija yra tam, kad suprasti, ar pas mus viskas gražu ir skaidru. Ir gal kažkurioje vietoje galima pasigerinti tą skaidrumą ir viešumą. Tai aš netgi atvirkščiai matyčiau pačio Kęstutį kaip realiaus situacijos žinovo dalyvavimą kaip ir pliusą, o ne minusą. Nežinau, kolegos, ar yra prieštaravimų, kad Kęstutis dalyvautų? Nėra. Tegu dalyvauja. Ir aš tegu dalyvauju. Tai dar kartą ačiū gerbiamam Richardui už tai, kad prisijungė prie mūsų. Iš tikrųjų, galiu tik tai pasakyti taip, kodėl įdėjau šitą klausimą į dienotvarkę, čia jau buvo mano iniciatyva, nes prieš beveik pusantro mėnesio norėjau šitą klausimą aptarti su administravimo tarnybos vadove, gerbiama Vilma. Buvau užėjęs, bet jinai sirgo, davė kolegės telefono numerį, pabandžiau paskambinti vieną kartą, antrą kartą, neatsiliepė ir neatskambino. Tada užėjau po gal 2 savaičių jau pats dar kartą gyvai
Ir vėlgi norėjau aptarti, sakysim, galbūt paskui paruošti pristatymą ir mūsų kolegom, bet taip ir per pusantro mėnesio negavau nei skambučio, nei reiškia Gerbiamas pirmininkė, galiu parodyti, šalia sėdė, jeigu reikia. Va. Ne, tai ne bėda, tai tiesiog noras buvo tą išdiskutuoti iš pradžių viduj, bet kadangi noro viduj nesigavo, tai siūlau... Pas mane galėtų užeiti. Na, tai Durys aš atviros kreipiuosi pas visada. tą, kas tiesiogiai atsakingas. Tai va. Už viską aš atsakysiu. Ir tai klausome jūsų, iš principo mūsų noras yra suprasti, kaip yra parenkiamos sprendimai dėl daugiabučių namų renovavimo, kaip kontroliuojama, kad medžiagos tos, kurios reiškia yra projekte, ar tai darbo projekte, kaip jos yra perkamos, kaip jos yra kontroliuojamas, kad jos atvežamos tos, kur privalo būti atvežamos, kaip kontroliuojama darbų atlikimas, kas tai daro ir ant kiek tas procesas yra skaidrus ir ar nėra galimybės kažkokiai, sakysim, piknaudžiavimui. Tai jeigu galima, pradėsiu. Aš jau persiunčiau prieš valandą gal daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo modernizavimo įgyvendinimo eiga, jeigu jūs galite pašėrinti, dėkit 16 punktų, mergaitės rašė. Tai čia yra tokie Negaliu darbai. pašėrinti, nes adresuota mano, o ne aš valdau kompiuterį. Tai Gerai, persiųsiu. tai aš tada savai žodžiais jau pabandysiu. Jo, jūs pabandykite paaiškinti, savais žodžiais, o aš persiųsiu. kaip vyksta visa daugiabučių modernizavimo eiga. Tai galim pasigirti, kad tikrai pavyko ir iš tikrųjų vos ne 70 namų bus modernizuota. Kaip vyksta pats procesas. Tačiau ir gal skaityti, neskaityti, pradžia tokia, kad daugiabučių butų ir patalpų sprendimus įtraukiam į atnaujinimo programą. Gyventojai, jeigu nori, tada juos įtraukiam. Po to sertifikatas rengiamas energetinis, po to investicinis planas, viešas aptarimas. Gal viso neskaitysiu, nes turbūt neįdomu, galit visiems komisijos nariam persiųsti. Noriu pasakyti vieną. Investicinis projektas, techninis projektas, ekspertizė, viskas yra perkama per CPO. Jokio individualaus pirkimo sprendimo nėra. Jeigu mes norėtume per CPO nenuperkam, daleiskim, tada galime pirkti per CVPIS, ten dalyvautų įmonės, kurios nėra atrinktos į CPO katalogą, ten gali būti ir tokios silpnesnės, ir bankrutuojančios ir taip toliau. Tai mes visus pirkimus darėm per CPO. Dabar dėl medžiagų, dėl tos visos kontrolės. Gal ne vieninteliai, o gal ir vieninteliai, mes turim dar žmogų su techniniu pažymėjimu, kuris turi teisę prižiūrėti daugiabučius, turi tą pažymėjimą ir netgi jisai, kaip jisai ten tiem specialusis, kur jau 9-aukščius gali, ypatingo statinio, ypatingo statinio, jisai praktiškai kiekvieną dieną eina į daugiabučius renovuojamus ir papildomai prižiūri. Nes techninė priežiūra atvažiuoja kartą, 2 kartus į savaitę. Per tą laiką mes patys suprantam, kad gali statybininkai tą broką paslėpti. Didžiausias kontrolierius tai yra gyventojai. Galima kalbėti apie tą Trakų 8, kur nelabai gyventojams pasisekė, bet jau juda į pabaigą. Ir pats porą kartų dabar buvau ir ten surašėm irgi nemažai to broko panaikino ir taip toliau. Tai kontrolė iš mūsų pusės vyksta kontrolė ir iš ne tik statybos inspekcijos. Statybos inspekcija atvažiuoja į užbaigimą arba pagal gyventojų skundą. Dabar paskui gyventojų, ne tik tai gyventojų skundą, yra keletą atvejų, kada mes jau nesusišnekam su rangovais, net nesusišneka ir techninio projekto prižiūrėtojas tas.
Tada mes patys kviečiam inspekciją. Dabar, pavyzdžiui, Trakų 8 spalio pabaigoje atvažiuoja inspekcija, tai suprantu, kad gyventojai turbūt iškvietė. Ir mes džiaugiamės, kad važiuoja inspekcija, tai jie pagelbės mum kovoje su rangovais. Dėl medžiagų kokybė visą laiką pateikiami sertifikatai techniniam prižiūrėtojui. Jisai kontroliuoja, žiūri juos ir taip toliau. Tai nežinau, kokios dar kontrolės reikia. Žmonės, kurie dirba komunaliniam ūkyje, nevardinsiu vardais pavardėm, aš jais labai pasitikiu. Ir jokios korupcijos nematau ir neįžvelgiu. Klauskite. Tai tada pirmas klausimas iš mano pusės toks. Gal Rimantai galiu pridėti prie to, ką pasakė. Prašau, Esam privertę rangovą plyteles pakeisti ant namo. Esam privertę užklijuoto namo visą sieną nulupt, per naują uždėti, nes mum nepatiko. Tai tuo momentu rangovas kaip ir piktas buvo. Kai jisai vakar užklijavo, o dar po dienos reikėjo viską nulupt. Tai va tokių reiškinių būna, pastebi, pamatai. Pamatus perdarinėjo. Lupo pamatus, hidroizoliacijas lupo, viską. Būna tokių, būna. Arba ateini pas rangovą, tai aš irgi buvau dabar čia prieš kokį mėnesį laiko prie Trakų 8, stovi techninį priežiūrą ir rangovo atstovas, darbų vykdytojas, turbūt nežinau, aš nepažįstu jo. Sakau, ar tu taip darytum, kaip čia padarėjai, savo namui? Ne, tai sakau, kam tu čia darai taip? Stovi nežino, negali atsakyti, kodėl taip daro. Prieš tokių yra regi. Tai gerai, žiūrėkit, pirmas klausimas yra toksai, reiškia, jeigu mes sakome, kad Elektrėnų komunalinis ūkis savo žmogų siunčia, kaip sakote, tas, kuris atestatą turi, tai ar čia ne tas pats žmogus, kur mes čia per tarybą vis nagrinėjom, kad jis labai vargšas užsiėmęs daugiabučių priežiūrą? Tai jis reiškia, jis atlieka ir techninės priežiūros vaidmenį, ir daugiabučių techninės priežiūros vaidmenį, ir visais frontais žmogus turėtų dirbti. O mes jau šnekėjom apie tai, kad jis nespėja atlikti netgi tų pareigų, kurios reikia su daugiabučių techninės priežiūros organizavimu. Tai čia pirmas klausimas. Toliau kitas klausimas, tai kam tada samdo techninę priežiūrą? Jeigu jinai pasirodo, reiškia, ne taip, kaip jinai privaloma. Sustatymas. Gerbiamas pirmininkė, jinai privaloma, be jos... Žiūrėk, aš pats atlieku techninę priežiūrą ir šitos įstatymus žinau jau paskutinius 20 metų. Tai aš suprantu, kad jinai yra privaloma. Bet tada klausimas, tai kokia iš jos nauda, jeigu jinai pasirodo vieną kartą į savaitę, o, reiškia, statybininkai per tą laiką užkasa, uždengia ir taip toliau. Tai kitas klausimas. Toliau galiu iš karto atsakyti, aš neprisiminsiu visko. Gerai, važiuojam per šitos du. Tai techninė priežiūra 2 kartus į savaitę privalo, jinai atsižymi savo statybos žurnale ir dalyvauja. Yra tai renovadieniai mūsų iniciatyva daromi, tada važiuoja mūsų atsakingi žmonės. Kviečiame ir priežiūrą, ir rangovus, ir visus tuos dalykus, visus kas negerai, ir gyventojai ateina, kartais yra tokių namų gyventojų, kur labai aktyvus, ir tarp kitko vienas kitas ir statybininkas, ir tai yra mūsų irgi pagalba. Atsakant į tą klausimą, tai tas valdas taip, jisai dirba ir techninę priežiūrą, bet techninę priežiūrą nereikia kiekvieną dieną eiti tuos namus ir žiūrėti, tai techniniai priežiūroje mes ten gal ne viską surašėm, eina ir stalių meistras, papildomai irgi pagalba, elektrikų meistras, santechnikų meistras, Kęstutis Varetkarčiai sudalyvauja, kadangi gaudos ir šilumos punktos ir taip toliau. Tai visų tų žmonių, kur eina į pagalbą būtų ūkių ir surašo tą techninę priežiūrą, mes gal ten nemokėjom, ne viską sugebėjom surašyti. Tiek. Supratau. Tada sekantis klausimas, tai kas atvežtas į statybvietę medžiagas priiminėja ir sutikrina, kad atvežė tą, kas priklauso pagal darbą arba techninė priežiūra. Techninė priežiūra. Tai vat buvo, kada Pergalės 5 lietus truputį lyjo ir ką tai privertėm praktiškai vieną ten ar kitą poką pakeisti, kadangi nebuvo uždengta ir taip toliau. Tai
Ir mūsų tas pats valdas, jeigu mato kažkas ar negerai uždengt, ar dar kažkas negerai, ar vėjas artėja, kad uždengt pritvirtintai, vyksta toks gražus bendradarbiavimas tarp mūsų ir techninės priežiūros. Trakų 8 pats asmeniškai skambinau techninės priežiūros įmonės vadoviai, ten 4 jinai turi prižiūrėtojus ir paprašiau iš karto, kad pakeistų į griežtesnį, nes tas pirmasis bėgdavo nuo žmonių. Ten buvo prasidėjo renovacija nuo mitingų daugiau Trakų 8, nuo politinių tokių reikalavimų, tai techninė priežiūra pakeista, dabar puikus, reiklus prižiūrėtojas, verkia aišku įmonės, rangovas, kad kabinėjamės. Mes nesikabinėjame, mūsų žmonės surašo tai, kas privalo būti padaryta ir jokių priekabų mes. Ačiū labai. O kur tas priekabus, reiškia, įvardina tą visą, kad patikrino ir prisega deklaracijas? Žurnale elektroniniam ir rangovui. Mes tada raštu rašom. Tos Dievo 10 įsakymų ar 20 ten būna, surašom raštu, nevykdo. Einam per tą renovadienį, pasiemam tą sąrašą, nuotraukėlės, va paskutinį kartą ir sudalyvavau. Ir rodom tas nuotraukėlės, kada pašalinsi, kada padarysi. Ir tik tada jau pradedam aktuoti. Verkia kruvinom ašarom, bet kol nepadaryti darbai, neaktuojam. Prie statybos žurnalo elektroninio, kas iš jūsų prieina? Kas pasau? Visi. Ir vienas. Gali Laura tiksliau pasakyti. Į statybos žurnalą yra pakviečiamas rangovas, tada projektuotojas, techninė priežiūra, statybos inspekcija, mes patys prisijungiam iš mūsų bendrijų. Valdas, tu ir Vilius. Taip, ir Luka dabar dar įdeda sistemos. Ir jeigu namas yra išsirinkęs oficialų namo atstovą ir namo atstovas pateikia pageidavimą būti prijungtas prie statybos žurnalo, prijungiam ir jį. Tarp kitko, šitą dalyką, kad prijungti gyventojus prie statybos žurnalo, sugalvojo būtent Elektrėnai ir būtent mums buvo sukurta tokia galimybė. O tai. Jos nebuvo Lietuvos mūsų. Supratau. O galima būtų gauti kokio nors vieno statybos žurnalo print screeną, kur buvo jūsų būtent pastabos arba gyventojų, ir kur yra ištaisyta ir pridėta atitinkama informacija, kad ta pastaba ištaisyta. Vieną, du pavyzdžius. Siuntinėti aš nežinau, galim, bet būtų gerai, jeigu ateitumėt kavos į svečius, mes parodytume, pavyzdžiui, Trakų 8, 15 ar kiek ten su nuotraukom. Ir jau, ten daugiau kaip 50, nežinau kiek procentų, bet daug pataisyta, padaryta. Ne, tai mes norėtume kaip antikorupcijos komisija gauti tokį, visi pasidalintume vidiniam rate. Galim pateikti, tai tų raštų yra krūvos. Neraštų būtent ištraukas iš statybos žurnalo, kur matosi, reiškia, pastabos ir ištaisimas pastabų. Gerai, atsiųsim. Rašos. Ačiū labai. Prašom. O, reiškia, priduodant objektą, kas dalyvauja pridavime iš savivaldybės? Butrimavičius pasirašo. Tik tai. Galima dar truputį. Taip, pridavimas vyksta per infostatybą. Infostatyboje yra suformuojama komisija iš narių. Tai jeigu kas liečia savivaldybės atstovus, tai taip yra miesto architektas, bet tada jungiasi ir gaisrininkai, ir statybos inspektoriai, sveikatos biuras, visi šitie centrai. Ne, tai aš suprantu, bet fiziškai objektą apžiūri ir darbų kokybę vertina iš mūsų savivaldybės tik Butrimavičius, taip? Tai jūsų. Taip, ir mes. Ir jau kada eina į pabaigą namai, apva irgi savo atstovą techninį žmogų atsiunčia. Dabar buvo. Dėl priemonių įgyvendinimo dabar, kiekis 5 namus apžiūrėjo apvos atstovas, Vievė apžiūrėjo. Taip pat apva atvyksta bent porą kartų į patikrinimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Taip, kad kontroliuojančių tikrai yra labai daug. Supratau, ačiū labai. Ir patys didžiausi kontrolieriai dar yra ir gyventojai, kurie tikrai yra mūsų pusė ir mums irgi padeda. Edvardai, prašau. Tai aš apie gyventojus noriu paklausti, labai konkretaus klausimo. Draugystės 12, jūs ten turbūt žinote, yra tokia Janina ponia, yra Pandusas
kur buvo žadėta padaryti turėklą Liepos mėnesį, paskui rugsėjo mėnesį, dabar jau yra spalis, to turėklo nėra. Rangovą bandėm čia išnekėti visaip, kaip ir pagal projektą pandusas turėklas ten nepriklauso. Ir iš kitos pusės pagalvojęs taip, kad rangovui įrengus vieną turėklą kaip kažkokį tai atbėgs visa Draugystės gatvė su priekaištais ir skundais, tai mes dabar nusprendėm, kad padarysim balsavimą, kad gyventojai pritartų ir įrengsim už jų lėšas prie visų laiptinių. Nes toks... Gyventojai gali neprabalsuoti, kad jiems tas turėklas reikalingas. Žiūrėkit, yra projektas. Pagal projektą atliekame ekspertizę. Ekspertizė nepareikalavo. Gyventojai per susirinkimus irgi, su Trakų 8 pavardžių neminėsiu, panaši situacija. Turbūt irgi žinot, irgi dabar jau reikia, bet jeigu nebuvo projekto, jeigu ekspertizė ne. Mūsų tas va toks prašymas rangovų padaryk už dyką nėra teisingas. Ir negalima to daryti, kadangi tai galima irgi kažkaip kitaip traktuoti. Rangovas gali tada mane arba mano komandą apskųsti, kad pareikalavo to, ko nebuvo. Tai einam tuo teisiniu keliu. Rangovas lyg tai buvo geranoriškai pasižadėjęs, bet paskiau sako, tai atbėgs ir kitos laiptinės, ir kiti rangovai irgi tada pyks. O kad už dyką padarė, tai gyventojai greitai pasigirs, tai tik tai teisėtų keliu. Jeigu negalusis atsiranda, labai įdomi situacija įstatymuose. Kada namas eina į renovaciją ir yra negalus laiptiniai kažkurioj, tai visi susimoka gyventojai ir iš renovacijos lėšų, už panduso tą įrengimą ir taip toliau. Jeigu neina namas į renovaciją, tai tada du keliai, arba gyventojai patys už savo pinigus mes per mus finansuojasi, patys sumeta iš kaupiamų ir iš kur, arba anksčiau tą funkciją atlikdavo ir rengdavo savivaldybė. Tai tokia neteisybė. Atlikdavo, jinai ir dabar atlieka. Ir dabar atlieka, bet tokia jau čia politikam neteisybė. Eini į renovaciją, tada susimoki. Neini į renovaciją, tai tada savivaldybė sumoka. Nu, tokia, čia aš iš savo pusės, kad neteisinga. Gerai, neteisinga pozicija. Atsakymą. Aš noriu dar vis dėlto aiškumą turėti. Tai kada tas turėklas atsiras, kokius dabar veiksmų imatės? Balsavimą darys. Žiūrėkit, aš sustabdysiu jūsų diskusiją. Edvardai, mes čia turim antikorupcijos komisiją, o ne ūkio komitetą, kur aiškiname. Galim atsakyti, atsakom. Yra padaryta samata, bus gyventojams jinai pateikta ir gyventojai prabalsuos. Jeigu prabalsuos, kad iš kaupiamųjų turbūt įrengt rangovai, ar mes, žiūrėsim, mes tada įrengsim. Gerai, su to susijęs dar vienas klausimas. Plytelės naudotos to panduso klojimui ir laiptelių klojimui Draugystės 12 name, ar jos tikrai pagal sertifikatą atitinka tą šiurkštumo koeficientą? Nes jos yra labai slidžios. Aš bandžiau tenais ne kartą. Atitinka, jos sausai yra, kaip šlapia arba slidu. Gali Laura atsakyti, Dėl šitų plytelių mes buvom pateikę papildomą užklausą techniniai priežiūrai, kad jisai patikrintų ir plyteles, ir visą dokumentaciją dar kartą ir nustatytų, ar tikrai užtenkam, ta prasme, pakankam ir tas šiurkštumas. Tai taip, šitos plytelės yra skirtos lauko įėjimams. Žiūrėkit, stabdau tą diskusiją, nes mes tu jau pradėsim nagrinėti kiekvieną renovaciją. Mūsų uždavinys yra pasižiūrėti, ar turim skaidrų procesą, o ne kiekvienų konkrečių atvejų plyteles. Tai jos turėtų būti vienodai patikrinamos visose projektuose. Taip ir yra. Iš mano pusės paskutinis klausimas gerbiamam Ričardui. Per tarybą buvo užklausimas duotas, bet taip ir negavom atsakymo. Prieš renovaciją, rengiant projektus, ar, reiškia, Elektrėnų komunalinis ūkis išduoda sąlygas dėl lietaus vandens nuvedimo? Rengiant techninį projektą,
projektuotojas paklausė, kur lietus, kur sena trasa, tai kas, tai tu išduodavai sąlygas dėl tinklų. Surašai viską, kas, jeigu yra tinklai, tai ir nurodai. Kitą kartą tas, kuris projektuoja, kai gauna sąlygas, pavyzdžiui, yra tinklai, kaip naujam rajone, paimkim ten, bet kurį namą Trakų Saulės gatvėje, ten jie visi turi praktiškai namai aplink savo pamatus tų lietaus šulinių pakankamai, tai nurodai visus įmanomus šulinius būdavo ir jie ten projektuojasi. Tai žiūrėkit, aš biškį pristabdysiu, Kęstutį, ačiū už patirtį. Mano klausimas buvo, ar išduoda prisijungimo sąlygas, ar neišduoda. Prie tinklų išduodamos. Nes nemačiau ne vienam projektui, kiek man parodė prisijungimo sąlygų, o žmonės sako, kad skęsta Rusija ir panašiai. Tai jeigu tų sąlygų nėra, Rimantai, tų tinklų, tai kur juos duot? Suprantat, jeigu ten 100-200 metrų vest reikėjo prie draugystės 19 ten gabaliuką tarp dviejų šulinių, tik pramest tinklus ir tai buvo problemos, renovatoriai nenorėjo to dalyko daryti, bet išsisprendė tas klausimas. Tai va, yra tų dalykų. Jūs sutikit, kad už infrastruktūrą atsakingi jūs esat, o ne gyventojai, kad jinai būtų. Už įrengimą infrastruktūros ne mes atsakingi. Prie daugiabučių. Tai jeigu prie daugiabučių infrastruktūros, tai jūsų sprendimas. Žiūrėk, Rimantai, jeigu mes taip paprastai kalbėtume, tai jeigu projektuoji namą, tai turėtų projektuotojas, kai statų suprojektuoti lietaus surinkimą prie namo iki pirmų šulinių. Tai nežinau, būna įvairiausių sprendimų, bet mano klausimas, ar išduodat sąlygas ir ar rūpinatės, jeigu neturit galimybės išduoti sąlygų, nes, kaip jūs sakot, nėra tinklų, tai dedate į savo planus ir, reiškia, atitinkamai pagal nustatytą tvarką planuojate investicijas į šitą ūkį. Mes dar jūsų pagalba. Jo, į tą lietaus tinklų plėtrą, kaip sako, mes nelabai ir pajėgus tą dalyką padaryti. Dar turim problemų, kur turim tinklus ir vandentiekio, ir šilumos, ir nuotekų, nespėjom mes jų susiremontuoti. Tai, žinai, tikrai yra ką veikti. Aš ne prieš tai, ką Rimantai sakai, bet tikrai yra tą plėtrą lietaus tinklų. Dabar padaryk vėl į lietaus tinklų plėtrą. Neįmanoma. Misija neįmanoma, gali daryti, ką nori, projektuoti, ką nori daryti, neįmanoma padaryti. Reikia gal vakuuminius tinklus, daug milijonų galima. Gerai, ačiū kolegos, tada šiam kartui tiek informacijos. Nežinau, kolegos iš, reiškia, komisijos, ar turi kažkokių klausimų dėl renovacijos? Neturiu. Neturime viskas išsiaiškinti. Tai ačiū tada visiems už posėdį ir atitinkamai gausim visi komisijos protokolą, kaip gerbiama Rasa jūs parašys ir mes paredaguosim. Ir dar kartą primenu kolegos, kad mūsų vidinis susirašinėjimas yra mūsų vidinis susirašinėjimas. Komisijos posėdžiai yra vieši ir jie ir bus vieši, nebent mes nutarsim kažkaip kitaip. Tai tiek žinių šiandienai, ačiū labai už laiką ir iki kitų. Ačiū viso. Iki.